Labą dieną, taigi šiandien vasario 1. Esu bityne, šiaip kiek esu jau matęs, pas kitus net ir apsiskraidė bitelės, pas manęs tylu, net karklai, net jokio pumpuro dar neleidžia, tai ir bitelės neturi jokių, sakykim, tikslų, jie lyst iš avilio ir kišti savo snapą lauk. Ko čia iš tiesų tai ir gerai, kad taip jos daro, nes tai tikrai dar nelaikas, nes dabar aš čia atvykau pažiūrėti, kaip mano italės ar te ima maistą iš, sakykim, šitų meduvinių, kur įdėjau rėmelių, ar ne, biškutį atidarysiu avilius, pažiūrėsime. Ir tuo pačiu galbūt biškutį šitiem parodysiu žiūrovam, kaip bitukės žiemoja susimetusios į kamoliuką. Nes tai ką čia mažiau kalbų, daugiau darbų, va, pažiūrim kokie orai, panašu, kad ateina dabar tokį kaip ir purškia, tokį kaip ir sniegiuką gali būti, kad ir pradės snigti, o mes iš karto keliaukime tada prie Italių. Taip, šit trumpai kaip Italės. Skaitos aš įdėjau iš šonų lizdinį pilną maisto rėmelį. Ir pažiūrėkim, o jau iš snaigutės. Taip trumpai greitai, pavyzdžiui, pažiūrim, ar bitukės sėdi. Nežinau, ar jūs matot. Nesinori šaldyti. Vat. Jos perėjo. Ir čia tas vadinamas bičių kamoliukas. Tai čia kaip ir viskas gerai. Žodžiu, prieš saulikę gal net ir pašnekėkim. Tikiuosi nenuvirs. Tai žodžiu, kad ir kamoliukas, bet jisai iš tiesų, kai šilti orai, pajėgus migruoti avilyje, tai kaip ir geras ženklas. Nes tipo yra mintis, kad medų reikia tik, jeigu bandoma skaitos papildomai pamaitinti, reikia tik tai ant viršaus dėti korius, bet savo atžvilgą aš įdėjau įprastai iš šono, išėmiau, sakykim, šitos jau išėmiau šitos vadinamus iš tuščius korius ir vietoj jų įdėjau lizdinį pilną medaus rėmelį. Į šitą pusę, į šitą. Ir viskas labai tvarkoje. Pažiūrėsime taip pat dabar iš karto ir kitą aviliuką. Kitame įdėjau ir rėmelių, bet dar ant viršaus ir stiklainį. Ne vieną medaus. Va taip pat pažiūrėsime taip pat kaip kitam. Taip pat aš. Taigi čia. O čia biškutį gal ir skraidė, bet stiklainiukas, jeigu matyti, stiklainiukas čia yra. Nu, parodysiu, kiek jos ne taip gausiai, sakykim, suvartojo. Ir šiaip negerai, nes aš jau esu dabar papildomai įdėjęs lizdinį pilną rėmą, tai čia tas kaip ir indelis nelabai reikalingas. Biškutį čia taip aktyvesnės bitekės. Gal jūs čia nemato, nežinau, pabandykim, kiek galima, aš pabandysiu. Nu, sakykim, žiemą nesinori gauti, va, pilna. Aš nežinau, bet šiaip
čia irgi yra įdėtas meduvinis, skaitosi šitą pusę pilnas rėmas. Ir va, kaip matytis, pilna bitelių. Oras palyginti buvo šiltas, pažiūrėkim dar iš tos pusės. Nu, žodžiu, jau man yra įdomu. Čia reiktų gal ar juos tik tai kartais ir žinot, sakyčiau, ar juos tik nesiaugina perūnės palyginti. Labai šilta. Čia dar vieną indelį buvau įdėjęs papildomai, bet skaitos medaus nejama. Nu, nejama tai nejama. Taip, daugiau čia jų neerzyti, reikia palikti oro tarpus. Būtinai, kad palikti oro tarpus. Žodžiu, bitukės maisto turi. Net iš stiklainių papildomai skaitos neėmė. Tai, bet va, kas yra, kas liečia lizdinius rėmus, faktiškai jos persikraustė. Nu, aišku, aktyvu ir šitoj pusėje, aktyvu ir šitoj, ir plius šilumos. Gali būti, bitės turi skaitos daug bičių ir nu, bus įdomu, ką darys, kai šaltas bus. Vat, reiktų man gal ir detaliai viską čia su blogiau nebus. Nu, viena bitukė išspruko. Faktiškai aš įdedu dėl visą piktą dar jom vis tik bešnekėdamas. Taip, palikau, nežinau, ar matytis buvo dar atgal įstačiau šitos, nes jos stipriai vartoja, bitelių daug, kas čia žino, gali netyčia paskiau jom ir prireikti. Taip jau galima ir išvelgti, vat pažiūrėsime kitur, tiesiog bitelės pasklidusias visur, nu šilta ir gali būti, jos auginasi net jau ir perus palei. Kaip ranka užkis šau, tai tikrai labai šilta. Šitame tikrai taip nėra šilta. Kituose turbūt bus kaip ir viskas tvarkoje. Tai kas būtų tiek, dabar aš turiu keletą aviliukų skaito su plėvele. Pažiūrėsime per plėvelę, kaip bitelė sėdi kituose aviliuose kamoliuke. Ir dar atsivežiau tokį skaitos prietaisą. Kaip čia įvardyti tokį prietaisą? Ir tuoj pat mes jį išbandysime. Jūs suprasit, kodėl. Skaitos. Kam aš tą prietaisą pasidariau, tai jeigu pavyks, bet jis dar tobulai neveikia, bet pati idėja gan, gal ir sakyčiau, vykusi. Tai skaitos, kad nereiktų drumsti nieko, ramybės bitelių. Iš karto aš jį galiu vat šitą daiktą įkišti. Ir skaitos prabraukti apačioje. Nu, bet čia švaru. Bet to, pavyzdžiui, buvo viename avily labai daug negyvų bitelių. Ir tai nėra gerai, nes gali užkimšti net ir laką, apipelyti ir paskiau bitelės net pavasarį nesugebės išlysti kaip apsiskraidimui. Taip, dabar trumpai pažiūrėkim tą, sakykim, kaip bitelės gyvuoja kamuolyje. Čia per plėvelę, tai biškutį yra kažkiek ir saugiau. Vat skaitos turbūt, aš nežinau. Va, skaitos susimetusias kamuoliukė. Ropinėje kažką tai veikia, aktyvios, medaus jos turi. Dabar biškutis susijudino, tai kažkokį biškutį gal ir suirzo, nes aš čia biškutį
pastuksenau avilį, tai nėra labai gerai. Bet jos kažką vis tiek veikia, dirbinėja savo darbelius ir uždarom daug. Nešaldykim, nes jau, man atrodo, yra tik tai kokie 2 plius. Tai ne taip daug, plius, nežinau dar kaip čia ir man įsirašys tas visas filmavimas, nes vėjas. Ai, beje, dar pažiūrim tuo pačiu, kad jau pažiūrėkim dar laukinukes. Daugam irgi įdomu, kaip grinai laukinukės, tos vadinamos rąstinės bitės laikosi. Tai vis tik jos yra ir šilto, ir šalto mačiusias. Galėjau pagalvėlę atsivežti. Šiaip pagalvėlę, tai čia tokia nelabai. Ir, va, kaip čia protingai pastatyti. Iš karto žiūrėsime, kaip tos, nu va, sakykim, rastinukės irgi po plėvelę. Turbūt nukrito. O tai irgi skaitos susimetusios į teisingą kamuoliuką. Aš jas apėjau, medučio turi, o ir taip gyvuoja bitelės. Laukinės tai net to, sakykime, užsigrūdusios bitės, tai nėra net jokių abejonių, jos tikrai puikiai peržiemos, ramiai sėdi kamuoliuke, medaus turi. Aš visus aviliukus apėjau, nes čia buvo šiltos dienos, biškutį vieną dienelę čia skyriau apeiti avilius, jis pasitikrinti 100%, kokios maisto atsargos ir visuose aviliuose yra užtektinai maisto apart italės. Vat buvo toksai kaip ir riba, bet dabar italės skaitosi jų lizdai iš šonų įdėti po 2 pilnus skaitos lizdinius pilnus koriai pilni medaus. Faktiškai kamuoliukai pajudėjo link šitų rėmelių. Žodžiu, tikrai įsisavins, nes paprasčiausiai akivaizdus pavyzdys iš stiklainio vis tik neėmė italinės, už tai reiškia pirmoje eilėje žygiavo iš korio pasiimti medučio. Kas liečia dabar dar biškutį keliais žodžiais pašnekėsiu, kas tai yra, kas nesupranta ir kas nežino. Bitelės toks unikalus vabzdys, kuris sugeba laikinai numirti ar sustingti, toks tiktų žodis, ir tai priklauso nuo oro temperatūros, po kiek laiko gali atsigauti. Jeigu, sakykim, nežinau, turbūt blogai bus garsas, bet jeigu bitelę užšaldyti kokį, sakykim, 3 laipsniais ir palaikyti 2-3 valandos, dar yra tikimybė, kad ją galima atgaivinti. O jeigu paprasčiausiai jinai sustings, sakykim, nuliniai temperatūrai arba pliuse kažkokiem nedideliam, tai galim atkimti net visai nesunkiai. Tai vat, biškutį kiek parodžiau, tai vat kamuoliuke bitės ir cirkuliuoja skaitos. Maitinasi, juda, jeigu ateina dideli šalčiai. Jos tada sutankėja, kiek įmanoma. Viduje kamuoliuko vis tiek yra palaikoma apie 20-15 laipsnių plus temperatūra,
o išorinis, sakykim, sluoksnis gali net ir nukristi lik išorinė, sakykim, net ir lygi minusinės temperatūros. Aišku, tai jau yra kaip ir biškutį blogai, dėl to šiek tiek aviliai yra apšildomi, nes, kaip prieš tai minėjau, priešingų atveju daug gali bitučių neatgyti. Tai reiškia, sustings ir jau neatsigaus išorinę, sakykim, bitelės, bet jeigu avilyje tokia, sakykim, gan pakenčiama temperatūra, tai tiesiog jos katros ir sustings, jeigu palankus orai ilgai nesitęsia šaltis, tai tuoj pat gali vėl atgyti ir jos bus pajudės jos į vidų, pasišildyt, šitos pašilusios grįš atgal ir taip cirkuliuos. Tai priklauso nuo, jeigu labai jau didelis šaltis, tai kurio pas mus nėra, te gali ir vyksta išvis sunkesni ir sunkiau suprantami procesai, kuriuos tyria turbūt mokslininkai laboratorijose. Mūsų atžvilgių Lietuvoje tokių žiemų nėra, tai bitelės įprastai kažkiek pašildyta, aviliukas turi būti. Jeigu sako, kad atvirais dugnais laikyti visą žiemą, aš tai sakyčiau, tikrai nesutiksiu su šitą versiją. Labai būkit geri žmonės ir teisingi patys, išeikit į lauką ir pabūkit nusirengę pliki, be drabužių kiek ištemsit. Nedaug ištemsit. Taip ir bitutės, paprasčiausiai natūraliai gamtoj, kaip akivaizdžiai šitas aviliukas. Vis tik jisai buvo įsikūręs drevėje, reiškia, landa maža, aplinkui išorinis skaitos medienos sluoksnis ir jos gan gerus namus turėjo tam raste. Tai taip, kad, sakykim, su bitelėm per daug irgi negalima žaisti. Ai, tipa nebijo šalčio. Ne, bijo šalčio bitelės. Tai ką, užteks man daugiau pasakoti, saulukė jau baigia nusileisti. Baigia jau. Toks nesmagus dar oriukas. Mokslininkai taip, tyria, ieško atsakymų, šimtai tyrinėja žmonių tas bites, bet yra, sakykim, taip, kad nėra teisingų taisyklių. Viena šeima gali bičių elgtis vienaip, kita kitaip, teisingai yra bendros tendencijos, kad bitelės, kad ir atšalus orui, sakykim, metasi natūraliai į kamuoliuką, nes jau šitokia yra jų natūrali apsauga, kaip išgyventi. Tai galima nesunkiai pamatyti ir vasarą, pavyzdžiui, kartais ar kažką dalinant bites, ar tiesiog nesurinkus visos spiečiaus, taip toliau. Net ir galima iš kelių avilių tas tokias vienišas bites kažkur sumetus, jos atšalus, kad ir vasarą, sakykime, jeigu būtų šalta naktis, kad ir ne po daug bitelių, jos, kad ir į skirtingų šeimų, vis tiek sueis nakčiai į krūvą, susispausi kamuoliuką ir tai bandys pragyvuoti, sakykime, šaltą naktį. Tai yra natūraliai bitelių toks užkodotas išgyvenimo, išlikimo būdas. Tai ir kamuolys, sakykime, unikalus dalykas, bet man jie kaip velnio nesupranta, sustingai, numirai, sakykime, pasilaikai gyvybę tik baltymais, nes išoriškai bitelė atrodo kaip negyva, bet pasirodo, sušilus tą temperatūrą, jam ir atbunda, atsigauna. Koks gamtos sudėtingas sprendimas. Tai būtų, kas liečia iš bityno tiek. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą, nepatingėkite ir parašyti komentarą, paspausti patinka ar nepatinka ir viso gero.